Tikėti apie Dievą yra paprasta, brangieji. Tikėti tiesomis apie Dievą yra paprasta. Bet čia kalba apie kiekvienam duotąjį pasitikėjimo kriterijų. Priklauso, kaip tu klausai viešpaties. Ką aš noriu pasakyti, brangiai, ką Dievo dvasia bando pasakyti tau šį rytą, tavo kelionė labai priklauso nuo to, kaip tu girdi savo širdim. Ne proto, ne biblioteka, ne teologija, ne tai, ką sako kiti žmonės iš šalies. Kaip tu girdi šventąją dvasią, ką jinai tau sako, kur jin tave judina. Ir kada mes susiduriam, reiškia, su tuo, ką šventoji dvasia po truputį pradeda kalbėti, mes susidurėme su įvairiais dalykais, apie ką ir noriu kalbėti. Dabar Romiečiams 12 skyriuje nuo pirmos eilutės jums visiems, kas esate bažnyčiose ne pirmi metai, galbūt iki kaulų smegenų jau įstrigusi šitą rašto vieta, kur sako, Dievo gailestingumu, aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir iš karto gali lysti religiniai baubai jūsų viduje. O, Audrius vėl sakys, reikia dirbti, daryti, tarnauti. Ne, brangieji, ne apie tai. 12 skyriaus pirma eilutė prasideda todėl. Labai svarbu, kada jūs skaitote Dievo žodį, atkreipkite dėmesį į žodelį todėl. Tai reiškia, dėl tos priežasties, ką aš kalbėjau 10-11 skyriuje, dėl tos priežasties ir aukokite savo kūnus ir atnaujinkite savo mąstymą. Mes nesigilinsim į 10 ir 11 skyrius, jūs galite patys paskaityti. Vat šitie skyriai duodu pažadą, 100% pažadą, jeigu jūs skaitysite šitos du skyrius,
greus jūsų supratimą ir jūsų tvirtovės. Kaip veikia Dievas, suverenus, galingas Dievas, ką jisai daro. Kaip jis elgėsi su žydų tauta, kurie pasakė, ne, mums karaliaus ir mesijo nereikia. Ir kada jisai po to atsigrėžė į bažnyčią, atsigrėžė į mus ir sako, dabar aš savo bažnyčią statysiu iš jūsų. Ne iš savo tautos, ne iš Izraelio tautos, bet iš pagonių. Darysiu tai, ką aš buvau sumanęs savo širdyje. Bet čia nesiplečiant. Čia sako aukoti savo kūnus. Apie ką čia kalba? Apie pasišventimą. Apie savęs pasišventimą. Ir tu ir aš, mes eidami tam tikrą kelionę, mes prieiname šitą tašką, mes prieiname pasišventimo klausimą. Kiek aš savęs noriu atiduoti dėl Dievo. Ir čia sako, aukoti savo kūnus, tai yra auka. Tu ateini į repeticiją, tai yra auka. Tu ateini į bažnyčią, tai yra auka. Tu įpili puodukus arba plauni puodukus, tai yra auka. Aukoji savo kūną, savo laiką. Nesvarbu. 10 kanalas. Važiuoja filmuoti VŽB banketų. Tai yra auka. Ir tokiu būdu mes aukojame savo kūnus kaip gyvą jam patinkančią auką. Bet, brangieji, čia yra nuostabi žinia, kad čia nėra įstatymo. Čia Dievas nesako, klausyk tu, įtikėjai, kiek tu čia dar sėdėsi, trinsi džinsus savo bažnyčiai, arba sijoną, atsiprašau. Sako, nėra kaltės ir čia nėra įstatymo, tai yra laisvanoriška auka. Reiškia, Dievas tave laimina, Dievas tave myli. Iki tokio lygio, kada tu sakysi, kaip fainiai, nebenoriu sėdėti, kažko nesisėdi, nebenoriu, man neužtenka vien tik pamokslavimo, neužtenka vien tik šlovinimo, neužtenka vien tik ateiti su muštiniu sutepti, neužtenka pabūti tik bažnyčiai, aš noriu kažko daugiau. Ir stovykloje buvo tokių atvejų, tokių liudijimų, kada žmonės atsistoja ir sako, aš užaugau iki tokio lygio, kad man negana, aš noriu daugiau. Ar yra pas ką nors toks jausmas, aš noriu daugiau su Jėzumi? Aš noriu daugiau su juo. Ne ta prasme, kad aš čia darysiu, aš tarnausiu, bet keliauti ir patirti su juo nuostabią kelionę. Laisvanoriška auka. Ir čia sako, tai jūsų sąmoningas tarnavimas. O pasišventimas, o po to tarnavimas. Klausimas tada kyla kur? Kur tarnauti? O šitą klausimą jūs galite klausti Audriaus, bet geriausiai klausti Šventosios Dvasios. Kur? Kokioj srity? Ir čia būna kartais, kad matau poreikį vienoje tarnystėje, gal čia tiksiu. Matau poreikį kitoje tarnystėje, gal čia tiksiu. Ir aš vadinu šitą dvasinę dovaną, kurios nėra Biblijoje, tai yra skylių kamšymas. Nėra šitokios dovanos. Jūs turite tarnaudami, tai nėra blogai, brangiai, tarnaudami, ieškodami savęs, klysdami, pabūdami vienoje tarnystėje, kitoje, su vaikais, su paaugliais, nežinau ką. Ne tik atskirai, va čia mano tarnavimas, sėdžiu prie kameros, čia mano tarnavimas, prašau nelysti. Arba čia stoviu prie šito stalo, čia mano tarnavimas. Ne. Brangieji, tarnaudami, taip, aukodami savo kūnus kaip gyvą jam patinkančią auką, ir tai tegul būna jūsų sąmoningas tarnavimas kur? Bažnyčioje. Jeigu paimsim Seną testamentą, tai būtų šventykloje, o dabar bažnyčia. Kas yra bažnyčia? Jūs esat bažnyčios dalis. VŽB yra bažnyčios dalis. Mes randame šitame pastate savo vietą. Įsivaizduokite, dabar junkite savo fantaziją. Jeigu kas kursite multikus, kurkite, bet pagal šitas fantazijas jūs turite. Kažkas turi dovaną kurti multikus. Ir į televizijos ekranus patenka daug gerų krikščioniškų multikų. Haleliuja. Fantaziją junkite. Didžiulė šventykla. Nuostabiausia, kokią tik galėtumėt gyvenime matyti. Šita šventykla statoma iš jūsų, iš tavo širdies, mano širdies, tavo laiko, mano laiko. Ir mes nematomų būdų esame pakviesti į šitą šventyklą. Tu klausi, gerai Dieve, kaip aš atsidūriau šitoj bažnyčiai? Paaiškink savo protų, paaiškink, kaip tu atsidūri šitoj bažnyčiai. Atsikėliau tiesiog ir atėjau. Jo, atėjai, o iki to, kas buvo, kas vyko tavo širdį ir tavo mąstymė. Jo, šventoji dvasia, matyt, Dievas kažką padarė. Man atėjo noras. Aha, noras atėjo. Ir tada aš atėjau į bažnyčią. Iš tikrųjų, brangiai, Dievas prideda. Raštas aiškiai sako, Dievas prideda žmonės prie bažnyčios. Ir tada gali sakyti, aš atėjau. Gerai, tvarkoj, tu atėjai, bet Dievas tave pridėjo. Aš atėjau į bažnyčią, tu gali sakyti, taip, tu atėjai į bažnyčią, šaunuolė, bet Dievas tave čia atvedė. Kaip čia suprast, vėl tvirtovės byra, girdžiu plytų kritimą. Mes esame jo šventykla. 1 Korintiečiam 3 skyrius 16 eilutė sako, jūs esate. Ne tu, jūs visi esame šventykla. Taip.
Taigi keliaujam toliau, nes akcentas yra tikrai ne ties pirma eilutė. Antra eilutė sako, ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Burbulio vertimas. Aš radau šiek tiek malonesnį mano širdžiai, šiek tiek daugiau saldumo, suprantat, šiek tiek daugiau, kaip pasakyti, šviesos. Taip? Čia sako, kad neprisitaikytumėm prie šito pasaulio. Apie ką čia kalba? Jeigu Dievas tave stato į šventyklą, tai nereiškia, kad mes turim prisitaikyti prie šito pasaulio. Nu, įsivaizduokit, esat matę tokį gyvūnėlį, chameleoną. Ateina į bažnyčią, jisai pasikeičia, bažnyčiokas, va, baltinius apsivilko, taip, nu, tvarkingas, o čia bažnyčiokas. Pirmadienį eina į darbą, darbiniai rūbai. Tai koks čia pastorius su suplyšusiais rūbais išteptais, na? Bet, va tas va neprisitaikyti kaip chameleonams, biški prie tikinčiųjų, o paskui biški prie pasaulio. Ir čia mes susidurėme su kitų dalykų, kad tam, kad aukotumėm savo kūnus, brangieji, kad jam tarnautumėm, mums reikia atsiskirti nuo tam tikrų dalykų. Ir viena sesė iš mūsų, kurio šiandien nėra, jinai stovyklą klausė. Audriau, sako, aš girdžiu, man meldžiasi ir man sako, tu išėjai iš Egipto, nebesidaryk atgal. Sako, kas tas Egiptas? Egiptas tai yra konkretus miestas ir šalis, į kurią jūs galite važiuoti turistinį kelionį. Ne apie tai eina kalba, brangieji. Egiptas tai yra dvasinė prasme, kur mes kiekvienas buvom įkalinti kaip vergai šito pasaulio kunigaikščio ir mes dirbome ir elgėmės pagal jį. Tačiau Dievas nusprendė, kas įvyko, Pascha, buvo papjautas avinėlis, tavo širdies durų staktos buvo pateptos ir Dievas sako, viso, viskas, einam į vietą, kurią aš išsirinkau, einam į šalį, kurią aš jums dovanoju, einam ten. Kas atsitiko su izraelitais, kada jie ėjo? Atsitiko tai, kad jie pradėjo ilgėtis gero gyvenimo būdu. O, nesvarbu, kad mes su botagais gaudavom per kuprą, mes buvom vergai, tačiau mums maisto buvo pakankamai. Ko šiandien, kaip vienas didis žmogus yra pasakęs, ko reikia liaudžiai? Dviejų dalykų. Ko reikia? Duonos ir žaidimų arba renginių ir šokiai pokiai. Tai va, tai jie prisiminė, kad jiems buvo gerai, maisto buvo, o čia mana kažkokia, putpelės gaudyt, lupten, pešti ir panašiai. Ir, brangiai, link kur aš lenkiu, jie norėjo grįžti atgal. Jie norėjo. Štai kodėl sako, mums būtina atnaujinti savo mąstymą, savo širdį, kuri vis dar, nesvarbu, kad tu įtikėjai ir Dievas išvedė tave iš Egipto ir tavo širdies durys yra pateptos avinėlio krauju. Ir Dievas sako, tu esi mano, aš perkeliau iš tamsos į savo nuostabų, sūnaus karalystę. Bet eidami šitoje kelionėje, velnias ateina ir sako, nu klausyk, nu kokia čia bažnyčia, nu kokie čia tarnavimai. Nu grįžk į tą seno gyvenimo būdą, į vėžes, nu ir viskas bus gerai. Nu, ar iki šiol tau buvo blogai? Tai vat velnias gundo. Ir čia sako, neprisitaikyti prie šio pasaulio. Atsiskirimas, taip priimkime, atsiskirimas. Arba dar būtų riebesnė eilutė, kuri sako, 2 Korintiečiam, 6 skyriaus 13 eilutė sako, nevilkite svetimų jungo su netikinčiaisiais. O čia irgi biški religinių yra tvirtovių, iškart baimės kyla, Audrelė, apie ką tu čia dabar? Ne, brangieji. Čia tik tai sako, jeigu nusprendėjai keliauti su Kristumi, taip, įsėsti į Kristaus mašiną. Na? Tarkim, Jėzus važiuoja su BMW ir sako, sėsk pavešiu, nes tu pavargai šitoj kelionėje. Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, aš jūs atgaivinsiu arba nuimsiu nepakeliamas naštas. Ir tu sakai, taip, Jėzu, man reikia tavęs. Tai sako, sėsk, pasitikėk manim. Ir iš pradžių vėlgi tvirtovės, kol subyra, kol mes atsisėdame į tą mašiną. Teorija yra vienas. Praktika yra, kada mes realiai atsisėdame ir sakom, pasitikiu tavimi. Ir tada mes važiuojame su Jėzumi toj kelioniai. Neprisitaikyti prie šio pasaulio, tai reiškia, kad per langą vis dar mes matome va, tuos dalykus. Ir šitie dalykai mūsų širdį vis dar traukia, brangieji, traukia. Ir nieko tokio, čia nėra kaltės, brangieji, bet
Linkiu, kad tų išlipimų iš mašinos būtų kuo mažiau. Mes visi išlipam, prisipažinkim, Audrelį, tu prisipažink, nereik vynioti į vatą, būna visko. Būna visko, kad velnias sugundo kažkokiais pasaulio dalykais, vėl Egipto dalykais, wow, noriu. Bet po to supranti, kad kažko viduj dykuma, tuščia, badas ir panašiai, ir tu nori vėl sėsti. Kodėl? Nes Jėzus atgaivina tavo širdį. Jėzus atgaivina tavo širdį ir tu sakai, ačiū tau Dieve, ačiū tau Dieve. Čia toliau, antra eilutė. Bet pasikeiskite atnaujindami savo protą. Pasikeiskite atnaujindami. Žodis čia yra atnaujinti, atsinaujinti ir atsinaujinti pastoviai. Pastoviai atnaujinti savo mąstymą. Mintis. Ką reiškia atnaujinti mintis? Labai paprasta, jeigu iki šiol laikiau, kad tam tikri pasaulio dalykai yra vertybė ir man teikia džiaugsmą, kaip faina, medus, ane? Su Jėzumi pakeliauji šiek tiek ir supranti, kokia nesąmonė. Tiesiog tu supranti, kad vertybės ir tas medus ir tai, kas džiugina tavo širdį, yra kiti dalykai. Todėl mes atnaujiname tą mąstymą, einame atnaujiname. Dėl ko? Atnaujinti savo mąstymą, toliau sako, savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera ir priimtina tobula Dievo valia. Čia sako, pastoviai atnaujink savo mintis, tada tu galėsi sužinoti, ko nori Dievas. Dar kitą vertimą radau, žiūrėkite. Atnaujink ir atnaujink savo mintis ir mąstymą, kad jos pasikeistų, tik tada sužinosi, ko nori Dievas arba ko trokšta labai Dievas ir sutiksite, kad jo norai yra geri ir jie atneša pasitenkinimą tau ir veda į tikslą. Paskaitysiu dar kartą, čia išplėstinis, bet žiūrėkite, tą antrą eilutę skaitau, išgirskit mintį. Atnaujinkite savo mintis, jas pakeisdami, tik tada sužinosite, ko iš tiesų trokšta Dievas tau. Ir čia Jėzaus žodžiai iškyla. Ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš atgaivinsiu. Aš duosiu gyvybės vandens gerti nemokamai. Teisingai? Tai koks tikslas yra ateimo pas Dievą, ateimo į bažnyčią? Va ties šitą eilutę sustokim, brangieji, visi kartu keliaudami. Nėra tikslas dabar mums įsiaiškinti, kaip čia aukoti savo kūnus ir kaip čia daugiau aukoti savo kūnus, taip? Tiesa? Tikslas yra pirmiausiai ateiti pas Viešpatį, atnaujinti savo mintis, kad sužinotumėm, kas yra Dievo širdyje. Kad sužinotumėm, ko nori Dievas, su tuo sutiktumėm, kad norai yra geri. Žiūrėkit, čia mes išėję iš Egipto, mes buvome tokie iš pasaulio, mes buvom pripratę, ta prasme, kad mums kažkas vadovauja, bet čia šitoj vietoj atnaujinam savo protą, mes einame artin Jėzaus, artin Dievo, arčiau Dievo, kad sužinotumėm, kas yra jo širdį. Ir brangiai, tai yra tavo asmeninė kelionė. Ką aš noriu paraginti, tai yra tavo asmeninė kelionė. Ne protu suprasti. Tu širdimi eini, kad suprasti, ko Dievas trokšta iš tavęs. Ir šiandien tu ir aš mes užduodam klausimą. Tėve, o ko tu trokšti mano? Troškimai. Faktas, aš matau iš šitos eilutės, ko tu nori. Mes einam prie kito žingsnio ir sutiksite, kad norai yra jo geri. O čia mes, brangiai, susidurėm su baime, baimės tvirtovės. Kada Dievas, pavyzdžiui, kažką ragina tave daryti, kas pirmiausia išlenda? Pirmiausia išlenda baimė. Baimė abejonė. Abejonė, ar aš galiu pasitikėti tuo Dievu, kuris yra čia skelbiamas. Ar aš galiu patikėti savo naštą ir savo gyvenimo situaciją, dabartinę gyvenimo situaciją, kurioje aš esu, kad galėčiau patikėti jam čia ir dabar. Štai su kuo mes susidurėm. Ir mes tada sakom, gerai, taip aš turėčiau pasitikėti. Ką sako Dievo žodis apie pasitikėjimą ir panašiai? Dievo žodis sako, nebijot. Taip, nebijot. Nebijot yra gerai. Ir mintinai, žinoti, eilutės yra neblogai, bet kas man iš to, kad aš nebijosiu? Juk yra kitas dalykas, ateik pas mane, pasitikėk manim. Suprantat? Vat ir mes čia einam
prie šitų rašto eilučių, jeigu jaučiate, mes prieiname širdį tarp tavęs ir tarp Dievo, tarp tavo širdies ir tarp Dievo širdies. Ir sako, jeigu kažkas kalba apie tarnavimą, viskas tvarkoja, tegul kalba apie daug tarnavimų, daug darbo, daug veiksmo, pjūtis didelė, einam. Bet jeigu nebus va šito širdies į širdį, susitikimo su juo, visas tavo darbas yra tuščias reikalas. Tuščias tavo reikalas. Klausimas yra, ar iš tikrųjų Dievas nori tai, ką tu deklaruoji, ką reiktų daryti. Kartais mes patenkame į tokią situaciją, kaip vyresnėlis sūnus. Atsimenat? Vyresnėlis sūnus, kuris buvo toli nuo tėvo ir darė daug darbų. Ir paskui išgirdo, kad šventė vyksta tėvo namuose, nes jaunėlis sūnus Palaidūnas grįžo. Jisai grįžo, net negrįžo, pasiuntė savo draugus, nusiuntė pas tėvą sužinoti, kas ten vyksta. Draugai atėję sako, grįžo tavo brolis, šventė, tėvas kviečia visus, eisi, ne? Ne, darbo turiu. Ir čia mes užstringame, brangieji, ties tuo, kad ir velnias kartais sužaidžia, tau reikia dirbti, tau reikia tarnauti, tau reikia daug tarnauti, tik tada Dievas bus patenkintas. O Dievas, žinot, ką sako? Klausyk, brangusis, ką tu čia darai, ką tu čia darbuojas? Ar šitie darbai yra tai, ko aš trokštu? Ar ta misija, dėl ko aš tave kviečiu, yra iš manęs? Ar todėl, kad kiti daro? Ar todėl, kad tavo mano viduje yra tas toks, Dieve, tėve, o kaip tu mane priimsi, jeigu nedarysi? Vat, kur yra baimė. Brangieji, šitoj vietoj, šitame taške, dėl ko tu tarnauji? Atsakyti motyvą, nes čia po šitais motyvais yra prilipęs melas. Ir mes šiandien jį demaskuojam, brangieji. Tu Dievui nesi priimtinas, ką tu darai. Tu Dievui esi priimtinas todėl, kad Kristus tave pamilo ir atidavė save. Visiškai. Ir sako, Dievas sako, visa tai, kas mano yra tavo. Čia dar apreiškimo reikia, kad tvirtovės griūtų. Visatos kūrėjas tau sako, visa tai, kas yra jo, yra tavo. Priimk. Ir mes klausim, gerai Dieve, gerai, viskas tvarkoja, tarnavimas yra gerai. Čia Dievo žodis, Biblijos studijos, kad sužinotumėm, kas yra tavo širdį, ko tu nori, ko Dievas trokšta. O šitas žodis užkliuvo man. Troškulys tai yra kas? Kada labai nori gerti. Kada labai džiovina ir nori gerti. Va čia ir yra tas žodis panaudotas, ko trokšta Dievas. Paklausyk. Dievas trokšta, kad tu sužinotum jo planus tau. Ir pas jį troškulys toks, lyg tai tu visą dieną būtum negėręs. Troškulys. O Dievas sako, tokį troškulį turiu dėl tavęs. Ir aš noriu pasidalinti tą gyvybę, tuo tikslu, kas yra mano širdyje. Ir toliau vėl grįžtu prie to pačio žingsnio ir sutiksite, kad jo norai yra geri. Va vėl grįžtu, apsukau ratą, žiūrėkit, didelį ratą apsukau, vėl grįžtu prie tos eilutės. Tu pats asmeniškai turi sutikti, kad tai, ką Dievas tau siūlo, kviečia, jo norai yra geri. Parodykit man šito eilutėje, kur yra parašyta, kad Dievo norai yra griežti, kad Dievo norai yra blogi. Nėra, Audriu. Kaip anūkė sako, ne. Tada klausimas, tai ko bijoti? Jeigu visi jo norai yra tik tai geri, ko mes abejojam? Ko mes abejojam? Bijom. Ir jei sutiksite, kad jo norai yra geri, atneš pasitenkinimą ir tai nuves į tikslą. Supranti, Gražina? Va ta kelionė į Klaipėdą. Ta kelionė į Klaipėdą turi atnešti tau ir man pasitenkinimą. Ir mes sakom, wow, kaip faina, aš noriu Jėzaus su tavim keliauti. Va, turit paragauti pasitenkinimo jausmą, kad santykis su tėvu ir buvimas su juo neša pasitenkinimą ir malonę. Ir tu, aš noriu šito, noriu šito medaus, santykių medaus. Ir sako, galiausiai tai nuves į tikslą. Taigi pirmiausiai, tavo širdis susitinka su tėvo širdim, su tikslu išsiaiškinti, tėve, ko tu nori. Aš nekalbu apie apeigas, aš nekalbu apie bažnyčią, aš nekalbu apie tai, ką mes įprastai darom. Ne apie tai. Aš kalbu apie tai,
kokie troškimai Dievo širdį yra tau, dėl tavęs. Štai toks mūsų tikslas. O Audriau, nu tu čia šaunuolis. Paliksi dabar mus ant ledo ta prasme ir viskas, ir nieko nepasakysi, kokie jo troškimai. Nu, šiek tiek atidengsiu, gerai? Šiek tiek. Nes kontekstas apie tai sako. Sako, iš man suteiktos malonės. Va čia jau prasideda apie tai, kada žmogus atpažįsta, ko nori Dievas, pašvenčia savo kūną. Ir trečia eilutė sako, iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti. Bet manyti apie save blaiviai pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Apie ką čia sako šitą eilutę? Gerai, nori tarnaut? Nebūk per geros nuomonės apie save. Vienas brolis, labai brangus, iš kurio gavau gerą pamoką, jis yra šitoj salėje. Audrelis sako, tik nesusireikšmink. Kai davė ir pagrindą iš po kojų ištraukė. Galvoju, ką čia reiškia? O tame buvo išmintis. Ir tame yra išmintis. Kad mes ateidami į bažnyčią nesusireikšmintumėm. Oi, koks aš čia, va, kokie mes čia, o kokie mes. O mes, o aš, Čia apie tai ir sako. Vadinasi, mes dar nepažįstam, ko nori Dievas. Dievas sako, nesusireikšmink. Gerai, Dieve, vadinasi, mano pamoka yra, aš turiu priimti šitą pamoką. Nesusireikšminimo pamoką. Kiek savaičių mokinsimės Viešpatie? Jėzus sakės, nu tvarkoj, tiek, kiek reikės, tam, kad galėtum toliau keliauti. Bet šitoj stotelė, nesusireikšminimo stotelėje, šiek tiek pabūsim, kad tu išmoktum. Kai kurie žmonės susireikšminė ir mes atkreipiam dėmesį, susireikšminusius galvojame, kad jie labai dvasingi. Atskirkim šitos dalykus. Atskirkim, brangieji. Ir šitoje eilutėje aš radau visiškai naują dalyką. Žiūrėk, mums yra labai paprasta kalbėti, kada mes kalbame. Bet nemanyti apie save blaiviai pagal kiekvienam duotą įtikėjimo saiką. Tikėjimas. Paprasta, tu tiki? Jo, tikiu. O tu tuo tiki? Jo, tikiu. Nu, čia gerai, ne? Tikiu. Bet tas tikiu, suprantat, yra toksai neutralus žodis. Šičia yra žodis panaudotas pasitikėti. Aha, oho, jau daugiau. Pasitikėti Dievu. Tikėti apie Dievą yra paprasta, brangieji. Tikėti tiesomis apie Dievą yra paprasta. Bet čia kalba apie kiekvienam duotąjį pasitikėjimo kriterijų. Reiškia, iš tos antros eilutės, tiek kiek mes ateinam į santykius, iš širdies į širdį, mes sakome, nu gerai, Aistė šypsosi, turbūt ją galima pasitikėti, ane? Mes bendraujam. Ir tarkim, atsiranda kokia nors veikla, ne? Ar aš galiu ją pasitikėti ar ne? Nu, pabandom, aš vėl arčiau. Tai yra pasitikėjimo kriterijus, suprantat? Ir tarp manęs, ir tarp jos, ir tarp Vytauto vienas pasitikėjimo kriterijus, o tarp kitų yra kitas pasitikėjimo kriterijus. Tai sako, mes reiškia tarnaujame arba atiduodame savo kūnus pagal pasitikėjimo kriterijų. Bum, Audrius dabar vėl. Tai kiek mes pasitikime savo Dievu? Čia jau visiems žinoma šita tikra iliustracija, tikras įvykis per Niagaros krioklį. Taip, jau pasakota 100 kartų. Kas nežinote? O, viena sesė jau, sako, dar kartą. Bet ten labai paprasta. Jisai klausė žmonių, ar tikite, kad aš per Niagaros krioklį lynų nueisiu ir pareisiu? Tikim, aleliuja, tikim. Tai, broli, tu kietas. Sako, karučius paimsiu. Čia tikras atsitikims, tik datą ir nuotraukas kitą kartą parodysim. Su karučiu nuvažiuosiu ir parvažiuosiu. Taip, tikim, tu profas. Atvažiuoja su to karučiu ir sako. Sėsk. Ar pasitiki, kad aš pervažiuosiu su karučiu? Tu sėdėsi karutyje, nuvažiuosiu pirmin ir atgal. Brangieji, čia yra skirtumas tarp tikėjimo ir pasitikėjimo. Aš galiu sakyti, taip, Jėzau, tikiu, aleliuja, tavo pažadai gyvi, tavo jėga. Taip, tikiu, jo, veikia, taip, aišku, veikia. Kokios čia abejonės? Jėzus sako, sėsk. Sėsk į vežimą.
Ar pasitikė manim? Tai va čia šitas žodis būtų tikslesnis pagal kiekvienam duotai pasitikėjimo kriterijų. Vėl mes ateinam link to, a kiek aš Dievu pasitikiu. Ir va tie momentai, stovyklos tema, ramybė audrose. Kiek mes audroj pasitikim jo? Čia aš keliu retorinius klausimus, nes aš iš to pačio molio drėbtas, brangieji, ir esu naujas kūrinys kaip ir jūs, per viską, ta prasme, buvęs ir ant asfalto, ir pelkėse buvęs, visur buvęs. Išmaišiau, kaip sakant. Dėl netikėjimo. Dėl pasitikėjimo stokos, brangieji. Mes dažnai nuklystame. Jeigu Dievas sako, klausyk, Audreli, viskas įskaičiuota, važiuojame į Klaipėdą, geriausių automobilių, į BMW sėsk važiuoja. Ne, vat, mes nepasitikim, vat, bandom aplinkiniais keliais eiti kokiais kemsynais. Dievas sako, pavargai, dabar gali sėsti. Gerai, keliaujam toliau. Neturėk aukštesnės nuomonės apie save, nesusireikšmink, vertink save pagal pasitikėjimą, vėlgi vertink save pagal pasitikėjimo kriterijų, vertinti save pagal pasitikėjimo kriterijų. Tai reiškia, žmogus, kuris biškai pasipūtęs ir su antpečiais vaikšto, jis gražiai galbūt šneka, dabar to žmogaus nėra bažnyčioje, jis šiandien netėjo. Bet jeigu jis yra pasipūtęs, tai jis tiesiog pasipūtęs, taip. Tiesiog susireikšminės ir mes sakom, taip, broli, taip, Dievas geras, mes tave mylim. Ir toliau, jeigu keliausim toliau, jeigu dar neatsibodau, toliau apie ką čia kalbama, sako, juk viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį arba funkciją. O čia iš pasitikėjimo, iš santykio su juo ir prasideda uždaviniai. Nežinau, kaip geriau skamba uždavinys, tarnavimas. Taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje po vieni kitų nariai. Sanariukai. Ir jeigu tu esi sanarys ir Dievas įstatė Kristaus kūnę ir šalia yra kitas sanarys, žinot, kaip būna kelėnas, medikai gali pasakyti, ne? Yra ta kriauklytė, kuri remiasi ten į tą kitą sanarį. Ir kad Kristaus kūnas gerai važinėtų, Dievas jūs kažkaip kartu sudėjo, tai jūs pradedate trintis ten, trinatės. Kol nusidė. Jo sesė, jeigu savo pastangom ten taip nusitrins ir reikės šitą persodinimą daryti. Bet čia, suprantat, reikia to tepalo, to skysčio, šventosios dvasios tose santykiuose, suprantate? Va taip va. Ir čia toliau kalba apie 7 motyvacinės dovanas, jos labai trumpai, mes jas nesigilinsim. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, va čia uždavinys, pas kažką yra uždavinys pranašauti, te pranašauja pagal pasitikėjimo kriterijų. Ne šiaip tikėjimo, bet pasitikėjimo kriterijų. Jei kas turi tarnavimą, te tarnauja. Čia dovana tarnauti? Kas čia per dovana? Tarnauti. O ką reiškia tarnauti? Kas mokymą te moko, su mokytojais viskas aišku, ne, atsistoja taip kaip Audrius ir šneka, ir mokina. 8. Kas skatina, te skatina. Kas yra skatinimas? Duoti patarimą, kad paguosti ir nukreipti teisingą linkme. Štai yra skatinimas. Ir kitas gali sakyti, klausyk, Audrelė, aš turiu šitą dovaną asmeniškai prieiti ir paskatinti. Ir viskas. Ir čia veikia Kristaus kūne štai tokia dovana. Duoti patarimą. Kas duoda, te daro. Apie ką čia kalba? Apie labdarą. Iš atviros širdies, o ne iš prispaustos kišenės. Taip. Kas vadovauja, tegul vadovauja. Uoliai, taip. Pas ką vadovavimo dovana yra? Gal pas visus? Pas visus. Ja, apie šventosios dvasios dovaną kalbam. Kad vadovaut visi mokam, taip. Kas daro gailestingumus darbus, te daro tai su džiaugsmu. Štai kodėl šitoje rašto vietoje, jeigu mes galvojam apie tarnavimą, jeigu norime, kad tavo tarnavimas būtų sėkmingas, kad tu neperdėktum, kad tu nenučiuoštum į pasaulio dalykus ir visokius kitus reikalus, ta prasme, reikia santykio, artimaus santykio su Jėzumi. Mes kaip bažnyčia palaikome vienas kitą, mes meldžiamės, taip, mes esam kaip galim arčiau tavęs, bet tavo ir mano atsakomybė eiti į tą artimą santykį, kad sužinoti, kas yra Jėzaus širdį ir eiti dviese.
Ir kada to laiko, sesė Agnė gerai pasakė, vienas sakė, laiko trūksta. Iš tikrųjų, laikas beprotiškai lekia. Ir velnias naudoja šitą fintą, jisai naudoja, kad mes rastumėm laiko bet kam, kitiems savo visiems reikalam. Ir tų reikalų atsakomybę mes visi turim teisingai. Ir visos yra svarbios, viena už kitą svarbesnis. Bet velnias čia bando sužaisti, žinote kokią kortą, kaip aš sakau, aš korto nežaidžiu. Jis bando sužaisti, kad tu nerastum laiko maldai, nerastum laiko Dievo žodžiui, nerastum laiko ateiti ir praleisti laiko prie Jėzaus. Vat širdis į širdį pakalbė. Ir tada mes sakome, jėgų nebėra. Kur tas patepimas, kur jėga, kur atgaiva. Tada velnias tada imasi kitų veiksmų, antro, trečio žingsnį. O jo strategija yra, kad užversti tave darbais, kad tu negalėtum iš vis prie tos Biblijos prisėsti, ateiti į bažnyčią ir panašiai. Jo taktika. Bet mes atskleidžiam šitą melą ir mes sakom, tau nepavyks. Tau nepavyks, nes mūsų santykiai, Dievas yra besąlyginė meilė. Ir mūsų santykiai yra tvirti. Ir mes einam į tos santykius. Ir mes kabinamės į jo glėbį, į jo ranką, ta prasme. Ir niekas neišplėš mūsų iš tavo rankos, taip? Todėl nepasiduodam šitiem visiems makaronam ir visom šitom nesąmonėm. Nes raštas dar yra viena eilutė, sako, jums nėra nežinomi jo tikslai. Mes pamokslavom ne tik apie gerus dalykus, teisingai Jonai, teisingai Jolita, mes pamokslavom ir apie velnio tikslus. Mes turim žinoti, koks velnio tikslas yra, kaip jis ateis šiandien antradienį ir bandys užkabinti makaronus, aš sakau. Todėl mes laiminam tą šeimyną, mes laiminam šitą šeimyną, Virelą. Laiminam pastorių šeimyną, kurie eina per įvairias nesąmonės Viešpatie. Mes laiminam ir skelbiame visišką pergalę. Mes plauname šitiems, kurie kelia visą šmeižto kompaniją. Tie, kuriems atėjo jų širdis tamsa ir velnias užvaldė jų širdis. Ir atėjo tas toksai apkalbos, šmeižtas ir visoks dumblas. Mes juos laiminam Viešpatie. Dvasiniai plotmėjai Viešpatie, dvasinėme pasaulyje. Mes visi kaip bažnyčia. Šitiems žmonėms, kurie yra surūgę, kurie yra nuklydę Viešpatie, mes plaunam jiems kojas. Kaip Judui Iskarijotui mes plaunam jiems kojas ir mes sakome, jūs esate švarūs ir jums šitų nesąmonių nereikia. Todėl, bet kokios dvasios ir demonai, jūs nebeturite tikslo ir nebeturite galios prieš šitos bažnyčios žmonės. Jūs negriausite šitos bažnyčios. Jėzaus Kristaus vardu. Tai yra Kristaus kūnas. Ir vėžinės ląstelės miršta tiesiog dabar ir čia. Amen. 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 Apkalbos, nepasitenkinimai yra vėžinės ląstelės bažnyčioje. Mes ją... Todėl, brangiai, aš laiminu tavo širdį, tavo susitikimą šiandien, rytoj. Brangiai, ką noriu pasakyti, tai labai svarbu. Tėvas laukia šito susitikimo. Jis vakar laukia, užvakar laukia, šiandien laukia, rytoj lauks. Asmeninio tavo susitikimo. Ir tu gali sakyti, aukoti savo kūnus kaip gyvą jam patinkančią auką, tai yra tarnavimas, kokia mano dovana, kokias tarnavimas. Palauk. Stop. Paaukok savo kūną 20 minučių tavo kambarėlėje susitikti su tėvu ir paklausti, tėve, noriu sužinoti, kas yra tavo širdį dėl manęs, dėl tolimesnio mano gyvenimo. O nuo čia prasideda tarnavimas, nuo čia iš tėvo širdies į tavo širdį, tada į kojas, į rankas ir burną ir skrendam. Dėkojam tėve iš tikrųjų. Ačiū tau tėve, kad tu lauki šitų susitikimų, ko trokšti. Ir visokių yra baimių, kartais einant artyn ir pasitikint tavimi. Nes tavo meilė taip užvaldo, kad nieko nebelieka, kaip tik atsiduoti tau. O kaip tik atsiduodam tau, taip ir prarandam visą kontrolę gyvenimą. Bet mums negaila Viešpatie.